Kapčiamiestis – piečiausia Lazdijų seniūnija, kuri ribojasi net su 2 kaimyninėmis valstybėmis – Lenkija ir Baltarusija. Be ypatingos geografinės padėties, mažytis Dzūkijos miestelis gali didžiuotis ne viena didelė ir drąsia asmenybė. Kompozitoriumi Česlovu Sasnausku, Emilija Pliaterytė, folklorininkė Veronika Pavilioninė ir kitais. Nemažesnės pagarbos verti ir dabar čia gyvenantis, kuriantis iniciatyvūs Kapčiamiesčio bendruomenės nariai, kurie kasdien negaili savo laiko ir darbo, kad miestelyje būtų gera gyventi, svečiuotis. O dėka ES investicijų bendruomenės sumanymus realizuoti buvo paprasčiau. Mūsų bendruomenės tikslas, kodėl mes įsikūrėme ir kodėl aš pradėjau tą veiklą, tai buvo poreikis iš gyventojų kultūrinių renginių, kitų veiklų. Tai mūsų projektai prasidėjo įvairiais renginiais. Pagrindiniai tradiciniai mūsų bendruomenės renginiai yra šeimos šventė ir eglutės įžiebimo šventė. Tai pagal lyder priemonę parama kaimo gyventojų aktyvumui ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui mes įgyvendinome jau 2 projektus. Šiais metais įgyvendinome 3 projektą ir jie visi buvo suinteresuoti į tos renginius, veiklas, skatinančius bendruomeniškumą, bendradarbiavimą su kitomis bendruomenėmis. Tai projektų pagalba šventėme bendruomenės 15 metų veiklos sukaktį. Šiais metais pavasarį minėjome bendruomenės veiklos 20-metį. Be šios paramos ir Dzūkijos VVG pagalbos nebūtume įgyvendinę šių idėjų, nepritraukę gyventojų į renginius, į Lazdijų rajono gyventojų ir svečių iš kitų aplinkinių miestelių. Mes patalpas bendruomenės salę tokią kaip ir turim, bet tikslas buvo, kad kokybiškiams renginiams turėti didelę erdvę salę. Tai pagal lyder priemonę, pagal infrastruktūrinį projektą suremontavome parapijai priklausančius namus, pakeitėme pastato stogą, langus, duris ir įrengėme beveik 100 kvadratų patalpas. Turime salę ir įsirengėme šiuo metu ir virtuvę, tai kad galėtumėm organizuoti renginius, susirinkimus, edukacijas. Turime viziją pilnai įsirengti bendruomenės namus, kuriuose galėsime teikti liofilizavimo paslaugą, organizuoti edukacijas, degustacijas. Esame pateikę Dzūkijos VVG projektą, kuriame numatę įkurti kaimo turizmo sodybų ir baidarių nuomos užsakymo ir elektroninės parduotuvės sistemą. Planuojame įsigyti vandens dviračių. Veisiejai tikra pietų Lietuvos Venecija, apdovanoti gamtos ir kultūros paveldu. O iniciatyvūs ir veiklūs veisiejiškiai šį miestelį pavertė tikru rojaus kampeliu. Plenerai Veisiejuose jau tapo tradicija, o jų metu sukurti menininkų darbai puošia miestelio erdves. Na, o įvairūs renginiai susiburti skatina ne tik vietinius, bet ir veisiejų svečius. Bendruomenės dirba pačios, sugalvoja, ką turi veikti ir ne valdžia jiems nurodinėja, o jie patys sugalvoja, ieško lėšų. Na ir mums labai patiko ši programa, pamatėm, kai dirba švedai. Žinoma, jų įdirbis panašiuose projektuose buvo kur kas seniau įgyvendinamas negu pas mus Lietuvoje. Nelabai mes čia supratom ir supratimą turėjom, kaip taip galima, kad iš apačios ir nurodinėsim mes viršūnėm, kaip reikia tvarkytis, o ne jos mums. Tai visko ten pradžioj buvo. Jau 3 kartus dalyvavome lyderio programos projektuose. Na, mes dalyvavome minkštuose projektuose, tačiau aš manau, kad jūs galėsite pamatyti iš to minkštuko projekto, kiek galima padaryti kietų dalykų. Na ir labai džiaugiuosi, kad mūsų toks projektas, tarptautiniai plenerai Veisiejų pavasaris, kurie vyksta jau 23 metus, taip pat rado atgarsį lyderio programoje. Ir aš sakau, kad šitų projektų dėka, šitų plenerų dėka Veisiejų bendruomenė ir rajonas praturtėjo daugiau negu 400 meno dirbinių. Žinom, kad visos bendruomenės, visi miesteliai, visos gyvenvietės nori tų švenčių, nori to žiūrėti. Ir kultūros centras ne visada pajėgus išpildyti visų norus. Tai norint prašyti kultūros centro, reikia irgi patiems prisidėti. Ir šitie visi 3 projektai irgi padėjo mums tokias tradicinės šventės daryti. Mums labai smagios Veisiejuose joninės būna, Jurginės, nes Jurginės tai yra mūsų miestelio, mūsų parapijos šventė. Ir pabaigoje metų, lapkričio mėnesį, tai pasivadinom rudens palydėtuvės, padėkos diena. Visi tie, kurie
nusipelnė, kurie gerų darbų padaro per metus. Nesvarbu, kokioj srity bedirbtų, ką beveiktų, ar tai savanoriautų, ar padėtų, ar tiesiog gerai savo darbą dirbtų. Mes surandam už ką apdovanoti, juos apdovanojam, surengiam koncertą, prisikviečiam svečių, pavakarojam gerai ir būna toks tikras metų užbaigimas. Tai šito projekto irgi šitus dalykus padaro.